Labas, Ieva. Labas, Kamila. Aš, žinai, dažniausiai sakau tiem žmonėm, kuriuos pakviečiu į dvasinę mišrainę, kad jie prisistatytų patys, bet šiandien aš noriu pati tave pristatyti, kadangi jau daug metų pažįstu ir pavyko tave pagauti Lietuvoje, kas yra retas atvejis, nes retai čia būni. Tai aš noriu tave pristatyti kaip juvelyrę, talismanų kūrėją, kuri mane pačią pripratino prie tokio luxury gyvenimo. Aš anksčiau užsisakinėdavau, pirkdavau juvelyriką bet kur, ta prasme, kad tai būdavo kažkokie ir kinietiški papuošalai, ir tokie masiškai gaminami papuošalai, bet paskui vieną kartą pas tave užsisakiau ir nebegaliu dabar jau pirkti tų visų pigių, nes iš tikrųjų, kai pamatai kokybę, tai pasikeičia ir požiūris. Tai tave pristatysiu, nebent tu nori dar kažką papildyti apie save, apie juvelyriką, nes vis tiek dabar jau esi ne tik juvelyrė, bet labiau tokia talismanų kūrėja. Talismanų kūrėja. Ką čia be papildysi, taip sakant, labai gražus pristatymas ir jo, vienas iš mano tokių pagrindinių misijų yra parodyti, kad gali būti kokybė, kad tu nešioji ant savęs kažko ne tik gražaus, bet ir vertingo ir ilgaamžiško. Ta, ką darau aš, išlieka. O gal tu gali tada žiūrovui irgi pabandyti kažkaip paaiškinti, kuom skiriasi tas eilinis paprastas papuošalas ir talismanas, nes pradžioj tu irgi kūrei skirtingus papuošalus, tai buvo, žmonės užsako, tu padarai, o dabar tu perėjai prie talismanų ir man ir žiūrovui tikriausiai būtų įdomu sužinoti tą skirtumą. Gerai, tai papasakosiu, visų pirma, padarysiu 3 palyginimus. Masinės gamybos papuošalas, autorinis papuošalas ir tada jau talismanas. Tai nuo masinės gamybos papuošalų aš tave atpratinau. Taip. Ir daugiausiai kitų žmonių, kurie buvo kažką pas mane užsisakę irgi. Tai galim palyginti su Shein suknelė, siusta pagal tavo matmenis pasiuvėja suknelė ir tada jau, nežinau, su kažkokiu haute couture simboliniu kostiumu. Toks kaip galios rūbas. Tai yra toks galios rūbas. Ir iš tikrųjų, kuom skiriasi talismanas nuo paprasto papuošalo, tai yra tiesiog intencija. Ir ryšio tarp savininko, tarp nešiotojo ir to daikto. Nes paprastas papuošalas, jisai atlieka tokią funkciją. Papuošti žmogų, prisidėti prie jo stiliaus, prie šitos suknelės ar tų batelių ir neša savyje tik grinai tokį estetinį dalyką. Tai funkcija yra papuošalo papuošti. Papuošti, taip, tai yra dekoracija. O jau, sakykime, talismanas arba kažkoks toks personalus papuošalas, amuletas, talismanas, kažkoks simbolinis papuošalas, nes, sakykime, vestuviniai žiedai tai yra teoriškai irgi talismanai. Jis turi savyje, jis neša žinutę, jis turi savyje kažkokią tai prasmę žmogui ir arba kultūrai, kurioje žmogus būna, nes, pavyzdžiui, kryžiukas, tai yra irgi savotiškas talismanas, nes tai yra simbolis, tikėjimo simbolis. Ir tam tikras egregoras jo, Taip, tikintis žmogus parodo, deklaruoja, kad aš esu krikščionis, ar tai yra simbolis, kurį aš nešioju. Tai tas simbolizmo kalba atsiranda ir intencija, kokią prasmę, kaip aš įprasminu tą daiktą. Taip, nes vis tiek talismanai, jie kažkaip suprantu irgi pati žmogui duoda tokį, ir apsaugą, kodėl mes tai vadinam talismanais ar amuletais, nes tai yra kažkas jau tokio nekasdieniška, nes jeigu aš noriu tiesiog pasipuošti, aš ten užsidedu paprastus kažkokius auskarus, kurie man ten per daug asociacijų nekelia, bet jeigu aš jau turiu talismaną, aš jau turiu tokį įsivaizdavimą ir nusistatymą, kad tai mane arba apsauga, arba duoda man tam tikrą dalyką, kurio aš paprašiau, kai paprašiau, kad man jį sukurtum. Taip, tai iš tikrųjų, kaip veikia tas talismanas, mano supratimu, tai yra intencija įdėta į objektą.
nebūtinai talismaną gamintis pas juvelyrą, pas mane. Žmogus gali sukurti talismaną iš paprastų papuošalų, net nusipirkęs ją iš Kinijos. Tiesiog yra atliekamas tam tikras pasižadėjimas, ritualas, kur žmogus deklaruoja, va, šitas daiktas man dabar tampa kažkuo reikšmingas. Kažkuo svarbiu. Taip. Ir šitas daiktas sujungia mane su kažkokia tai, sakykime, ar vertybė, ar svajonė, ar kažkokia savybė, kurią aš noriu savyje ugdyti. Pavyzdžiui, vat, tas talismanas, kuris apsaugo, tas pats klasikinis variantas, tai yra daiktas, kuris primena tau, kad tu turi visada nubrėžti savo ribą. Kad tu turi pats, kaip užsidaryti nuo, sakykime, nenorimų energijų arba nesidalinti energiją su žmonėmis, kurie tau netinkami. Ir iš tikrųjų apsaugo tave ne tas talismanas, bet santykis su tavimi. Man gal toks, žinai, kad tas daiktas, kurį tu nešioji, primena tau net pasąmoningai, kad, dėl ko tu jį nešioji, ne, ir žmogus pats atlieka tą darbą. Aš labai džiaugiuosi, kad paminėjai pasąmonę, nes iš tikrųjų talismanas tai yra ryšys su mūsų pasąmonė. Nes viena dalis mūsų smegenų, kairioji, jinai yra atsakinga už loginį mąstymą, už tokius, sakykime, praktinius dalykus, jinai analitinė. Ir mūsų šiuolaikinis pasaulis, jis labai gyvena tą energiją. Viskas turi būti suskaičiuota ir suprasta. O yra ir antroji dalis. Tai yra mūsų pasąmonė, intuicija, kūryba. Ir šita dalis visuomeniai tokia nelabai aktuali. Net taip mes ją gal tokią svarbą, jai netokią didelę sukūrėme. Ji neturi svarbos ir iš juos kartais net juokiasi, sako, kad čia vaikiški dalykai. Bet talismanas mus sujungia būtent su šia dalimi. Ir traukia tą intuityvų simbolinį kažkokį tai ryšį su savo esatim, su savo, tas higher self, tas didysis aš, ne? Va. Aš gal tada noriu tavęs tokį gal asmenišką klausimą paklausti, kaip tavo pačios kelias prasidėjo kaip talismanų kūrėjas, nes pradžiai tu darėjai juvelyriką, tai buvo tiesiog be intencijos daromi, arba su intencija kartais gal nedaromi papuošalai, ir ar buvo kažkoks įvykis ar situacija, kai tu supratai, kad aš noriu kurti būtent tos galios papuošalus, būtent talismanus, būtent amuletus, ar įvyko kažkoks toks lūžis? Na, iš tikrųjų, nuo pat vaikystės, kiek aš prisimenu save, tai mane labai domino kažkokie tokie artefaktai. Kai žiūrėjau filmus ar skaičiau pasakas. Ten Egipto piramidės visokios, kasinėjimai. Ir kur pagrindinis veikėjas gauna kažkokį stebuklingą žiedą ar šiurpas. Ir man visada tai buvo kažkoks toks wow dalykas. Bet, tai buvo vaikystė. Po to aš pradėjau šiaip savo gyvenimą nuo fizikos mokslų ir buvau toks, griežtai, sakykime, analitinio tos mąstymo to, to kairiojo pusrutulio dominuojančių žmogus, kur viskas turi būti pagal formulę, viskas turi turėti paaiškinimą ir, pasakos yra vaikams. Ir būtent tokios kokybės, tokio mąstymo aš pradėjau irgi gilintis į juvelyriką, išmokiau amato. Iš tokios techninės pusės. Iš techninės, taip, būtent įgijau amatą, mokiausi pas skirtingus meistrus ir tada, kai mano amatas jau buvo tam tikro lygio, kai aš galėjau kurti savarankiškai, prasidėjo taip pat ir mano asmeniniam gyvenime tokie, sakykime, intensyvūs pokyčiai, kai kurie vadina tai tas spiritual awakening, kai kurie vadina tai krizė. Atsirado tiesiog tokia dvasinė pusė, ne? Atsirado poreikis prisijungti prie kažko daugiau. Ir kai pradėjau jungtis prie tos kitos pusės, kur yra kažką daugiau,
Tai galim pasakyti, tai buvo tas lūžis. Bet tas lūžis jis buvo pakankamai toks 2-3 metų ilgio, pločio, storio. Tai toks natūralus procesas, kur pasikeitė mano mąstymas, mano vertybės, mano pasaulio matymas, tai ir pasikeitė. Ir tikriausiai aplinka tada jau ir pasikeitė. Pasikeitė aplinka, pasikeitė suvokimas, apie ką tai yra, kodėl aš tai darau. Ir pirmus talismanus pradėjau daryti savo. Prisiminiau tada tą vaiką, kuris domėjosi ezoterika, ten artefaktais, simbolizmu, nes vaikystėje labai domėjosi tais simboliniais dalykais. Traukė tokia mistika vis tiek. Taip, tai jo. Ir Egiptas, ir keltai, ir vikingai. Viskas, kas iš tikrųjų kiekviena kultūra turėjo savo kažkokius sakralinius simbolius. Taip. Net krikščionybėje yra daug simbolizmo. Tai ta kalba per simbolius pradėjo tave, kaip suprantu, labai traukti ir tu pradėjai ir domėtis ir pačiais simbolių reikšmėm ir panašiai. Aha, tai sakai, pirmi talismanai buvo savo, po to įtariu, kad artimoje aplinkoje gal draugam vyrui, ne? Nes aš atsimenu, kad tavo pradžia tikrai jinai buvo tokio labiau gotikinio stiliaus, mes ten aišku paskui įkelsim ir pavyzdžių būtent tavo darbų. Tai pradžia, aš pati, kadangi jau kurį laiką tave pažįstu, atsimenu, kad tai buvo per tokią gotikinę prizmę, bet paskui tai peraugo į labiau simbolinę. Ta prasme, ten atsirado daugiau tokių gilesnių simbolių, ne? Jo, iš tikrųjų su gotika ir šiaip su tokiam, sakykime, ten buvo tas laikotarpis, kur aš bandžiau save. Žiūrėjau, kur save įrėminti. Ir iš tikrųjų mano tokios, kaip menininkės karjeros pradžioj, man labai pasisekė Vokietijoje vienam gotikiniam festivalyje daug parduoti ir aš pasinaudojau tiesiog tą galimybę. Aš suvokiau, man čia pasisekė. Tai darysim. Tai darom. Bet dabar, jau 2 metai, kai aš nebedalyvauju ten. Ir dabar aš žiūriu, kad yra paklausa, būtent individualaus kažkokio energetinio, simbolinio, talismaninio tipo dalykams. Ir dabar aš eisiu ten. Ar mane gal domina tada, žinai, tas pats procesas sukūrimo talismano. Ar tu, bekuriant žmogui amuletą ar talismaną, turi savo kažkokį ritualą? Gal ar tai būtų meditacija, ar tai būtų gyvas susitikimas su žmogum ir jo energijos pajautimas? Man įdomu, kaip tu, bekuriant tą galios papuošalą, kaip tu tame laviruoji. Kaip vyksta procesas. Kaip vyksta procesas, jo. Kokie ten ritualai pas tave yra, kuriant tos papuošalus? Gerai. Tai pirmas ritualas tai yra gerai atlikti techninę pusę to darbo. Bet čia iš mano praeities. Bet šitą tu jau moki. Čia yra toks procesas, kuris savaime suprantamas. O kas liečia jau tokios simbolinės energetinės pusės, tai yra, tai keičiasi. Tai nėra kažkoks statiškas dalykas, nes aš atrandu vis labiau, kaip čia... Naujų kažkokių dalykų. Kažkokių naujų prieimų. Ir tikriausiai būna su kiekvienu klientu skirtingai. Taip, kaip tik norėjau sakyti, kad būna, kad mes susitinkam ir tiesiog vieno pokalbio yra pilnai pakankamai, kad man jau susiformuotų net vizualas, koks tas papuošalas turi būti. Būna, kad yra labai sunkus ryšys. Tarsi viskas tinka, mes jau žinom, ką norim daryti, ir jau akmenukas parengtas, ir motyvas, bet atsiranda kažkokių ten įvykių ar... Kažkas, kas stabdo procesą. Taip, toks, ir tas stabdis yra nelabai toks praktiškas, jis yra labiau toks, emocinis gal. Tai atsiranda tokių visokių variantų ir kartais man net pačiai yra sudėtinga paaiškinti žmogui. Kodėl vėluoja? Kodėl mes jau 3 mėnesius laukiam. Ir dažniausiai tai yra susijęs su manim, kaip su būtybė, kuri turi pereiti tam tikrą kažkokį gal, nesakysiu iniciaciją, bet pamoką, suvokimą,
atradimą, kad mano energija pasikeistų, kad aš galėčiau tam žmogui padaryti būtent to, ko jam reikia. Nes tu irgi, tu nuskenuoji tą žmogų, ne? Ir kartais žmonės, va čia gal aš net galiu ir pereiti prie to kito klausimo, kartais žmonės turi tokių užklausų, kur ten padaryti talismaną stiprinantį tam tikrą planetą, ne? Arba, va čia iš astrologinės pusės, nes aš ir norėjau klausti, kokie gali būti kriterijai, kuriant tuos talismanus. Tai va mes... Tai va šitas iš tikrųjų labai geras toks paminėjimas. Kartais žmonės ateina ir jie ateina su, pasakysiu, nelabai aiškia intencija. Patys nežino, ko nori. Jie galvoja, kad žino, bet iš tikrųjų tas keitinimas, tikras keitinimas yra kitoks. Pavyzdžiui, kai žmogus ateina ir paprašo, aš noriu talismano, kuris mane apsaugotų nuo visko. Tai tada klausimas, nuo ko? Aš tada paklausiu taip, o nuo kokių konkrečiai dalykų jūs norėtum tos apsaugos. Ir žmogus man pradeda pasakoti ir realiai žmogus man pasakoja, kad jis nori būti apsaugotas nuo gyvenimo. Nuo to, kad jis gyvena gyvenimą. Taip, nuo bet kokio sunkumo, nuo bet kokių... Nuo gyvenimiškų tokių patirčių kažkokių. Ten nemalonumo santykiuose. Ir būtent su apsauginiais talismanais dažniausiai yra tas kabliukas. Nes kai žmogus ateina ir sako, aš noriu drąsos. Dažniausiai tai yra toks labai, toks grynas, keitinimas. Tai aš tada paklausiu, gerai, kaip dabar pas mus su drąsa, kaip tu jau praktikuoji tai ir kam tau reikia. Psichoterapinis susitikimas gaunasi. Aš negaliu teikti tokios paslaugos, kadangi neturiu kompetencijos. Ne, aš taip pusiau juokauju, žinau, bet pusiau juokaujant. Tai yra tokia biški terapija. Ir iš tikrųjų domiuosi labai Karlo Gustavo Jungo metodika ir daug praktikų, visokių tokių pokalbių eina iš būtent šešėlio integracija arba ten talento paieška, arba ten skirtingų moteriškojo, vyriškojo prada integracija. Tai mes išsiaiškinam intenciją žmogaus taip, kad tai būtų labai skaidru. Nes mes galim padaryti dalyką, kuris iš tikrųjų netinka. Žmogus galvoja, kad nori, bet iš tikrųjų jis nori ne to, ką sako, kad nori. Kartais, kai žmogus nori daug pinigų, iš tikrųjų jis nori ne tiek pinigų, kiek laisvės turėti laiką savo. Arba laisvę keliauti. Tai iš tikrųjų žmogus nori ne pinigų, o keliauti. Tai daryti talismaną reikia keliauti. Kompasą, nežinau. Supratau. Tai man tada kyla klausimas, kad dėl tų talismanų kūrimo, pagal kokį kriterijų mes kūrėm, tai aš kadangi paminėjau tos astrologinius dalykus, tai žinau, kad pas tave daug ateina ir klientų, kurie užsisako pagal astrologiją, nes tu dabar paminėjai intenciją, bet aš taip suprantu, galima ir pagal astrologiją kažką ten pasidaryti. Iš tikrųjų, pagal astrologiją tai irgi intencija, bet astrologija yra konkrečiau. Taip. Čia jau yra tas galingas įrankis, su kuriuo labai paprasta yra padaryti tą skaidrę intenciją. Nes aš taip kaip suprantu irgi, kad žmogus, net jeigu neišmano astrologijos, jisai gali pas tave biškį ir pasikonsultuoti šitoje vietoje, nes astrologijos pagrindus tu išmanai. Pagrindus išmanau. Mes su jumis kartu išmanom pagrindus. Taip. Bet iš tikrųjų tų pagrindų užtenka, kad turėti bendrą suvokimą. Mano astrologijos suvokimo lygis ir yra pritaikytas būtent tam, kad pamatyti žmogaus kelią, talentą, šešėlį, kažkokį niuansą, kažkokią gal įtampą, problemą, charakterio ypatumą, tam, kad pažiūrėti, pavyzdžiui, žmogus, kuris turi atidirbti skorpioną, kaip aš, tai reiškia Rahu skorpione ir dar plačiau tai reiškia nugalėti savo baimės ir peržengti savo ribas, tapti drąsiu. Ir jeigu toks žmogus ateina pas mane ir prašo talismano, kad jam gyvenime nieko baisaus neatsitiktų, kad jis galėtų gyventi savo komforto zonoje. Tada jau čia susikerta du priešingybės tokios, ne? Mano etika
neleidžia jam tokio padaryti, nes aš matau, kad tai yra... Pakenks jam tiesiog, ne? Nu, va, tai yra tokia Toks iliuzija, priešingybės kad tokios. ta, ko tu nori, iš tikrųjų nėra tau... Čia kaip norėti čipsų. Čipsai yra labai skanu, bet jie sveikatos... Nu, negali kasdien, žodžiu, valgyti Negali pietum, pusryčiam kasdien. ir vakarieniai. Taip, tik Okay. šiek tiek. Tai va, o grįžtant dar prie tų ritualų, tai pasakysiu, kad pakankamai dažnai reikia susitikimo. Būtų fainiausia, jeigu aš galiu susitikti su žmogumi ir apie tai pasikalbėti. Naudojamės kortomis, visokie ar tai taro kortos. Taro labai mažai, bet kažkokios tokios orakulo kortos, kur tu gali kažkokį ten mintį, intenciją, simbolį ištraukti, kad aš pamatyčiau, ką traukia žmogaus pasąmonė. Ir kai aš pati dirbu, tai yra kaip susitikimas, tai kortos, pokalbis, išsiaiškinimas, išgryninam intenciją, pakalbam apie simboliką, išsirenkam akmenukus, mineralus, kristalus, tuos metalus. Ir tada, jau kai aš pati dirbu, tai aš turiu pagal nuojautą kažkokį tai padarau, kažkokį tai įėjimą į tą kūrybos būseną, ar tai yra meditacija, ar tai yra mantrų skaitimas, ar tai yra tiesiog, nežinau, kažkoks tai prabudimas ryte ir aš jaučiu, kad jau srautas, jau galim daryti. Nes tu taip pat, kodėl aš, klausiau irgi apie tos ritualus, nes man kadangi teko matyti tavo juvelyrikos ir aš kartais paskaitau aprašymus, tu vis tiek panaudoji ir, pavyzdžiui, tokį laiką kaip užtemimo koridorius, ne? Kai mes turim ten saulės užtemimą, paskui mėnulio užtemimą ar atvirkščiai ir į tą laiko tarpą tu irgi jį išnaudoji, sukuri tam tikros juvelyrikos ir tada klientas irgi gauna informacijos, kad būtent šitie dirbiniai yra padaryti tada. Tai dažniausiai aš stengiuosi padaryti, jeigu tai yra individualus užsakymas, žmogui, tai aš stengiuosi padaryti tą, bent dalį, bent užbaigti jį, nes kartais tai būna, kad tu per 3 dienas turi daryti, nes tai yra liejimas, akmenukų statymas, vaško modeliavimas, bet užbaigimas talismano, kad tai būtų per jo mėnulių dieną. Ta mėnulio diena, mėnulių fazė, kada tas žmogus yra gimęs. Kad tai būtų taip surištas su irgi jo gimimu. Kartais buvo toks periodas, kai buvo retrogradinis Merkurijus ir aš turėjau padaryti užsakymą, tai yra Merkurijus žiedas. Tai yra žiedas, kuris turi žmogui nešti tą Merkurijus dažnį. Ir mane stabdė, aš iki šiol jo nepadariau, bet tikrai turėjau laiko per Merkurijos retrogradą tai daryti, bet neėjau, neeina. Supratau. Tada man gal dar jau toks paskutinis klausimas dar yra, vis tiek, tu kuri tuos talismanus, amuletus, tuos galingus įrankius, ar yra jau buvę tokių klientų, kurie jau kažką užsisakė, gavo tą savo talismaną ir jau gal, kad būtų pasidalinę, kad pas juos ten, jie jaučia, ar apsaugą, ar kad veikia tas papuošalas, ar yra kažkaip gal pasidalinęs kažkas, kažkokiais ten savo pastebėjimais. Buvo pasidalinę dalykais, bet labai noriu pabrėžti, gal čia tokia kaip iliuzija irgi, arba tokia mąstymo klaida, kad aš padarysiu daiktą, talismaną ir tai veiks. Kad jis pats kurs stebuklus. Tai yra stebuklingas, magiškas artefaktas, kaip Nes čia svarbu pasakyti, kad iki galo taip nėra, kad žmogus pats, vien tik gavęs daiktą, stebuklas nevyks, pats žmogus turi gavęs daiktą daryti namų darbus, kartu su tuo daiktu, nes tas daiktas pastiprina tikriausiai to žmogaus, norą kažką keisti, kažkaip taip aš suvokiu. Jo, tai yra bendradarbiavimas, tu gauni, net gal paprasčiausiai pasakyti, kad tu gauni įrankį. Labai fainą, gerą įrankį ir tau tik reikia jo pasinaudoti. Tu turi su juo, nežinau, jeigu tai benzopjūklas, tai tu turi jį įjungti, papildyti, ten užkurti ir pjauti. Tas pats savaime pjūklas nepjaus ir
turėjau tokių atvejų, kur man atėjo su tokiu, sakykime, su tokiu patikrinimu. Davai patikrinam tave, ne? Tai padarai kažkokį tai talismaną ir tada žmogus laukia, ar jis Kada įvyks stebuklas? Kada čia jam pasikeis kažkas. Ir aš sakau, kad sakau, kad tai nebus taip, tai yra ne apie tai. Bet noriu labai pabrėžti, kad tai yra įrankis. Taip pat jūs galite užsisakyti tokį įrankį iš Kinijos ir jis taip pat bus stebuklingas, tik tais, kad skiriasi kokybė. Ir vertė. Aš tai tiesiog, aš jau nebeturiu ryšio su tais kiniškais, tai aš jau matau, kame yra skirtumas, žinai, kai teko jau panaudoti tos juvelyrikos, kur žmogus įdeda tikrai darbo, intencijos ir panašiai. Jau, man atrodo, netgi ir gavus tą kinišką ir įdėjus ten intencijos, aš jau nebenorėčiau. bet tikrai galima. Galima. Nes kai kurie negali savo, kai kurie negali sau leisti. Ir tai yra labai okei. Aš turiu daug pagarbos ir tiems, kas pasiima labai, sakykime, nekokybišką gaminį ir jiems yra svarbus ir aš net kartais juos remontuoju. Jis man paaiškina, čia yra mano. Taip, nes žmogui yra svarbu ir tai yra brangu. Ir tai vis tiek yra apie pagarbą procesui. Jeigu tu turi daug pagarbos savo intencijai, savo procesams, tai tikėtinasi, kad turėtum užsirinkti kokybišką, gražų kūną šitą intencijai. Ir tai yra mano funkcija, mano misija. Sukurti jį. Kur žmonės gali tą užsisakyti? Aš vis tiek pasidalinsiu kontaktais video pabaigoje. Aš taip suprantu, kad lietuviai vis tiek gali pas tai užsakyti, nors tu gyveni ir Vokietijoje ir kartais atvažiuoji čia, bet užsakyti žmonės kažkur gali, ne? Drąsiai gali. Tai kelsim tavo kontaktą, ar nežinau, ar Facebook'o, ar Instagram'o. Iš tikrųjų mes galim įkelti ir Facebook'ą, ir Instagram'ą, ir net mano paštą. Aš nesu labai, sakykime, aš nesinaudoju socialiniais tinklais taip, kaip dėrėtų, taip, kaip kai kurie čia daro. Bet kažkada į tas žinutės atsakysi. Bet aš jau ruošiuosi tai daryti. Instagramą galite drąsiai parašyti, aš jį paskaitau kartais ir Lietuvoje aš būnu. Daugiausia tokių būtent ezoterinių dalykų mes Lietuvoje ir padarom. Ir galbūt jums patiks kažką, ką aš jau esu sukūrus. Nes vis tiek yra iš ko rinktis, jau yra tų talismanų pagamintų. Nebūtina užsakyti kažką naujo, gal žmogų pritrauks jau kažkas, kas jau yra pagaminta ir nereikės tada taip ilgai laukti, ir galima bus įsigyti. Jeigu tas užsakymas arba jeigu tas procesas turi įvykti, tai jis įvyks. Taškas. Čia jau užbaigiau. Ačiū labai tau. Malonu buvo ir ką, ir linkiu toliau kurti gražius dalykus. Ačiū tau. Ačiū.